Aišku, mes suprantam, kad dabar beveik vidurnaktį po tokių rungtynių kaip tos, kurios ką tik baigėsi, tebeknapsančių prie savo televizorių ekranų beveik nebeliko. Ir ką čia įdomus dar galima pamatyti? Nieko. O kitą ketvirtadienį juk tuo labiau, ar ne? Nieko nepadarysi, tokia jau varžybų sistema. Kovoms grupėse artėjant pabaigos link, kai daugelis komandų vietas antrajame etape savo jau garantavo, o kitoms nebesišviečia iškovoti kelialapį į aštuntfinalį, daugelis rungtynių tai yra paprastas, nebesvarbus, bereikalingas ir jokios įtakos turnyriniai lenteliai nebeturintis formalumas. Ir ką, žaidžia krepšininkai, treniruoja treneriai, teisėjauja teisėjai, žiūri žiūrovai ir visi apsimeta, kad jiems čia viskas įdomu, svarbu ir reikalinga. Tai bus ir Kaune kitą ketvirtadienį. Juk Maskvos CSKA krepšininkai savo vietą antrajame Eurolygos varžybų etape jau senokai užsitikrino. Žalgiris žemiau 6 vietos irgi tikrai nenusmuks, net jei ir nepakiltų į 5, mūsiškiai greičiausiai pateks į aštuntfinalį kaip geriausia 6 vietą užėmusi ekipa. Nes kitų į 6 vietas pretenduojančių konkurentų rodikliai tokie prasti, kad kažin ar Žalgiris sugebės pasiekti prastesnius. Vadinasi, nuobodesnio reginio, kaip tas, kuris gresia kitą ketvirtadienį Kauno sporto halėje, tikrai sugalvoti nebeįmanoma. Vargšai tie žiūrovai, kurie jau seniai išpirko bilietus į tas, jeigu taip galima pavadinti, rungtynes. Jie bus priversti vėlų vakarą ištisas porą valandų kankintis nežinia dėl ko. Jokios sportinės intrigos, jokio sportinio ir jokio kitokio intereso, nors imk ir grąžink bilietus. Bent jau televizorių tai tikrai galima išjungti ir jaukiai leisti vakarą bevirkšnojant, pavyzdžiui, šiltą pieną. Aišku, buvo laikai, kai Žalgirio CSKA dvikovose sprendėsi Lietuvos ateities klausimas, bet dabargi jau viskas aišku. Apkalta, NATO, Europos Sąjunga ir taip toliau. Į kito ketvirtadienio dvikovą net nebeišeitų pažvelgti kaip į Lietuvos krepšininkų karą su Raudonąja armija. Amerikiečiai Berdas ir Kota su serbu Beričium ir Latviu Bagackiu prieš serbo Ivkovičiaus treniruojamą komandą, kurioje amerikonai Braunas, Goldenas ir Aleksanderis, graikas Papalukas, nežinia po kiek pasų turintis Tarlašas ir Savrasenko, o tai įdomu žiūrėti amerikiečių tarpusavio peštines ar Latvijų rungtynes su graikais. Tiesa, yra šiokia tokia ir bene vienintelė būsimo susitikimo intriga, bet apie ją garsiai šnekėti lyg ir negalima. Tai klausimas, ar parduos CSKA Žalgiriui pergalę? Ir jei ne, tai už kiek? Gerai, junkit jau tuos televizorius, kiek galima. Eikit miegot. Ryt